Labą dieną, dabar prieš prasidedant video aš biškį paaiškinsiu, kas čia vyksta pas mane. Aš prieš gerą savaitę laiko, gal daugiau negi 10 dienų, pasikroviau Kanadai Metallicos koncertą. Vežiau Metalliką, jau galvojau irgi čia pasirašiau kamerą, ten stadione prifilmuosiu, ten visur, kaip čia kas vyksta, kaip kas krauna, o pasirodo, ten nei velnio šitą negalima daryti. Sargybiniai, ten griežta apsauga, nei telefonų, nei kamerų jokių filmavimų, fotografavimų, ten visiems įspėjo ten. Gal ten mūsų 15 trakų buvo, bet tai jau nieko nefilmavau. Nuvežiau aš visą tą Metalliką į Los Andželą, ten centre yra toksai Sophie Stadium, jau ką žinot. Tai va, į tą Sophie Stadiumą irgi iškrojau, ten dar griežčiau, ten ir prieš iškrojimą ir mašinas aptikrino su šunim, ten, tipo, kad narkotikų nieko nebūtų ten. Tai va, irgi ten jokių filmavimų, fotografavimų. Ir viskas, iškrovus Metalliką, gau pakrojimą greitai, ten pasikraut saugūnus, biškiau šiau pavažiavus nuo Los Andželo, atgal į Kanadą, pasikroviau, viskas važiavo atgal ir trakas pradėjo visokias klaidas mėtyti. Šitas buvo vakar jau. Ten tipo DPF sensorius, dar kažkas tai, paskui jau užsidegė tipo, kad nebedaro regenerationo. Sustojau, bandžiau ten priverstinį tą regenerationą daryti, nieks nieko nedaro. Bet vakar važiavo dar trakas normaliai. Nebuvo ten nei raudona, nieko, ten tos geltonos lempos susidegė, ten čia kenšinas, aišku, visą laiką. Pasižiūrėjau ten tos kodus, tipo ten sensoriai rašo. Paskui, kai nedarė regenerationo jau, to regenerationo, tai jau ten viskas aišku, kad kažkas yra jau. Rimčiau, tai va, dabar davažiavau iki Tiekės, čia Arizonai, Holbrook miestelis vadinasi. Ir kai tik tai jau prieš nusukant į Tiekę jau užsidegė raudonas, ten visas, kad tipo filtras pilnas, ten tipo stop immediately. Na, žodžiu, viskas jau. Stoju, nes jeigu ten toliau važiuoti yra rizikinga, sustosiu kur nors pakeliai, tai reikės tą tavingą kviesti, nežinau kiek kainuos. Tai va, dabar sustojau, vakar aš sustojau. Šiandien rytą apskambinau visus servisus, kiek yra čia aplinkui, tai va vieną radau, netoli kitoj pusėje to kelio. Sakė, rytoj pažiūrės. Sakė, rytą atvažiuok, rytoj yra pirmadienis pas mus jo. Šiandien sekmadienis. Vakar dar tiesa buvau įteikinoje, aš irgi garažas yra, bet sako, be pirmadienio, tipo čia to žmogaus, kas diagnostiką daro, nėra. Grįžau iš kiauras valtis. Reikia laukti porą dienų, tai va. Ir dabar tokios takelis. Rytoj nuvažiuosiu čia netoli, gal porą kilometrų. Nuvažiuosiu iki serviso jų kito, kur radau. Ir žiūrėsim, ką tenai darys. Man atrodo, ims filtrą lauką. Išvaž diagnostiką, paskui turbūt ims filtrą lauką, nes jis kišęs yra. Aš šitą reikės įdeginti pečiui. Deginti pečiui filtrą ir išvalyti, vienu žodžiu. Tai tokios sukelės. Žiūrėsim, kas bus toliau. Čia va teikia, trakstops pačiam priekį stovi. Prie fuel line. Ten va yra tas servisas, garažas tipo, bet sakau, buvau nuėjęs ten vakare. Bet pirmadienį rytą to mechanika, kur diagnostika daro, nebus. Kažkaip tai nesinorėjo laukti. Apskambinau čia aplink visus mechanikus ir radau vieną. Buvo antras dar irgi apsėmęs ten, bet toks biški man per telefoną naglas labai pasirodė, tai na čia neapsėmiau. Tieki toks biški jo valins. Kavos nerasta, nieko nerasta, viskas out of order. Gerti irgi nerasta. Žiūrėk, kaip papają nusipirkti, gėrimų yra. Karštą labai gerti noris. Kas čia racijas turim? Randy McNally navigacija, kiek navigacija? 649. Koks čia modelis? Overdrive 8 Pro. Nežinau, man kažkaip tai Garmin labiau prie širdies arčiau, negu tas Randy McNally. Garmin Diesel 70 649 sales tipo. $10 nuolaida. Bet man nereikia. Man į tą seną gerą. Pasėmiau papai limonadą. Toks labai saldus, ledų prisimečiau, gal biškį praskės. Bet vis geriau negu nieko. Ir tokius komčekus tuščius va, iš trakstopo, kad mechanikui būtų su ko sumokėti. Paskui išpildai, jam paduodi ir viskas. Vis tiek kainuos kažkur tai $1,500, man atrodo. Mes paskaičiavom, nes pečius kainuoja $450,
Ir plus darbas už valandą $150, taip sakė. Nu, tai kažkur tai nuimti 3 valandas ir uždėti 3 valandas, tai minimum 6. Nu, tai va, grubiai $500 plus 6 valandas. 7 dar, nu, pusantro gaunas. Dar tarpinės tiesa, ten kažkokias tai keičia standartas. Nu, yra kaip yra. Einam savo svogūnus apžiūrėsim. Pirmai lietus lyja. Buvo uždaręs, kas čia yra, nesidaro. Užstriga duris. Aha, šiaip ne taip. Kažkas čia su ta spina. Va čia va vienas maišas voliojas, nes iškrito nuo paletės į šoną prie tentą. Atsidariau. Permečiau. Kvep. Kol kas liktai niekas, kas gerai. Kaimynsva stovi kokį karinį, ai čia kraną vež. Pridaviau traką remontui. O kokioj dykumoje sėdžiu. Karštis žiaurus, apie 40 laipsnių. Pats garažas va ten va yra, ten toliau biški. Na, toksai, daržinė tokia. Karavanų, ten tauingai stovi. O priekava mano tenai numesta juoda ta. Pradariau duris irgi, kad svogūnai biški vėdintos. Gal nieko nesitiks. Čia va ofisas toksai. Į viešbutį paskui važiuosiu, dabar biški yra per anksti dar. Check-ins tik tai nuo 3 valandų, ten prasidės skambinaus. Dabar dar tik 11, tai biški čia pasidėsiu. Čia va indienai gyventuose Bakūžėse. Indienų rezervatas čia dykumoj tai yra. Senos mašinas, ten Cadillakas kažkoks čia dar vienas. Šunų prisiveisė tenai. Nežinau, kad čia tokia vietoje veikti. Žiauru. Čia toks va basicas labai laukiamasis. Nesenai čia įsirengė, sakė. Čia prisipirkė tą šalituvų čia. Keliks nupirks, va. Sako, bandyk jungti, gal veiks. Jas paskui pabandyti. Kavos pasidarys bent jau. Gerai, kokią čia geriamės kavą. Laughing Man. Ne, šitą negersiu. Nes man nejuokinga jau. Donut šokus gerai, ne. Čia dar kraus, ne, nenoriu iki dar kraus. O šitą donut šok regular. Medium roast. Nėra kas veik pušinėjų po lauką. Pilna driežų čianai. Kur tik bet labai baigštas yra. Čia viens po to krūmų kažkur tai pabėga. Nematau kur tik tai. Gal išlys, ai va išlinda. Kai greitis. Va vieną radau prie pat akmens tenai. Sėdži dar nepabėga. Nežinau, per kamerą matysis, nesimatys. Šešėlį čia. A, čia kažkur per kamerą nesimato, man atrodo. Mažiuks pilks driežas. Na, bėgsi. Atrodo, kai mėgantis būtų. Užsimerkęs visas. Viskas, aš jau motelį, pasiėmiau raktą. Eisim, bandysim duris atrakinti. Numero 18 sakė, vieną, nedaug kambarių yra likę, tai sakė, mažas bus. Sako, nesvarbu, sabuka. Iš vis vieta jau yra. Number 18. Nedėlis motelis toksai. Gerai, neatsidaro, kas čia yra. O, atsidarė, lempa dega. Kambarys visai mažutis, bet bus gerai, ką darysi. Svarbu, kondicionierius yra. Viskas veikia. Gatavai įjungčiau. Kad daugiau nesusižemė, 61. Bet normaliai vėsų pučia. Bus gerai, ką turim? Teliką turim. Teliką turim, mikrobangę, kavos aparatą, tūliką. Svarbu, kad dušas dar būtų. Man svarbiausia kondicionierius ir dušas. Daugiau tai dzin. Dušas yra. All good. Ok. O, dar šalituvs yra. Dar yra alaus rasiu netyčia. Ne, nėra alaus. Tokiam pigiam moteliui nieks neduotų turbūt.
Turi pas nusipirkti. Čia toks vadinas pigus Arizona Timt Motel. Mokėjau $75 už naktį. Nu, 150 už 2 naktis tačiau. Arizona paveikslai, vėliava. Ten irgi Arizonos vėliava, kad čia turim Grand Canyons Pictures'as. Lempų jungiklis toks biški čia pavargęs, sakyčiau. Bet veikia. Kažkas trenkia iš kloką, turbūt jis nervinės. Kas ten bekerdė gerą. Jeigu čia iš viso aš tą langą atidarysiu. Ne, be šansų. O gal čia darau. Ne, nedarysiu geriau. Čia jau kažkas bandė daryti suskaldytą. Outside vaizdelis. Nieko, paskui reikės nueiti į restoraną, pavalgyti, parduotuvę, yra viskas šalia čia. Aš dėl to galėjau ten kitus viešbučius tos rimtis, ten biškai geresnė buvo. Bet ten miestą pakraštyti nesąmonė. Nei restoraną kokie nėra, ten McDonald's kai stovi. Tai nesąmonė. Čia kambarys gal biškai prastesnis, bet viskas šalia. Čia Uberio vairuotojas, kai pravažiavom, rekomendavo, tipo, nu, į kitas steakhausas, sako. Geriausias restoranas miestelė visam. Aš kažkur taip žiauriai valgyti nenoriu. Nežinau, kad tas steikas čia didelis bus. Žiūrėjau aš Google. Nėra jis ten brangus, labai $20 kažkas tai. Bet kažko tai aš bijau, kad jo nesuvalgysiu. Pasiėmiau čikeną 4 gabaliukus, $5. Bus gerai, šiandien užteks. Brangiai parduotuvė čia. Biški kainos čia kosminės, sakyčiau, tai parduotuvė. Palyginus ypač su Walmart amerikietišku. Sultis po $6. Brangu. Ką, jogurtas $7, 8, 5. Aš jogurtą nenoriu. Kokį arbūzą būt gerai nusipirkti, bet tai tingi nešti irgi. Sunkus. Sulčių nusipirkau, greipfrutų užteks. Va čia pagrindinis skyrius. Vyniaus, kokie tik tai nori. Alaus. Bet aš nepirksiu alaus. Rytoj rytą gali tekti išvažiuoti. Negalima gerti alkoholio. Kas čia toksai? Pennsylvania Dutch Pumpkin Spice Cream Liqueur. Kiek iš šitų abarotų vadinamų. Nematau, nerašo. Amišų likeris. O, stolična kiek kainuoja? Čia 2 litrai, $20. A, ne, $24. Kiek čia tai nematau. Ne, 1,75 litrą. Nežinau, čia brangų, pigų. Dėkinės negeriu. Absoliuts $34. Irgi 1,75 bus. Čia kažkokia tai ski vodka. Amerikietiška San Francisco. Kiek? $21. Irgi 1,75 litrą. Nu, visokios parduotuvykės senoviškas stiliaus dar išlikusios. Kas čia Country Cobbler, būtent šių repair. Batsiuvys va. Čia tarp kitko yra tas Route 66 va šitą gatvę konkrečiai. Senasis tas kelias, kur šalia 40 highway'aus eina. Tai čia visur tas 66. Ten kiekvieno namo šitas ženklas. Route 66. Netoli mano viešbutis. Eisim pailsiauti. Rytoj rytą skambinsiu tiem mechanikam. Ne rytą, apie 12 valandą. Klausiu, kokia padėtis. Ir jeigu nereikės dar vienai nakčiai pasitęsti viešbutį. Kas įtariu, taip ir bus. Čia su jų tempais tokiais, tai čia nieks čia greitai nevyksta. Ai, dar pastebėjau, taip, kad parduotuvių ypač daugiau negu pusė gyventojų indėnai visi. Navajo gentis. Balti ir indėnai, bet daugiau indėnų. Tokių juodžių tai iš viso nėra čia. Nemačiau nei vieno. Nu, kas čia per aparatas? Plimus. Čia, kažin, parduoda, ar čia taip mėtosi. Ką, nieko nėra.
Vakarė tai mėla malonu vaikščioti, iš visokio karščio nebėra. Saulė tik nusileido, kaip dingo karščius momentaliai. Oras pats tas dabar. Naktį iš vis atvės, matau, tik 16-17 laipsnių. Diena tik tai biškai per karštą, galėtų biškai vėsiau būti. Šiaip tai normalus geras klimatas. Svarbiausia sausa, nėra drėgmės. Kuris šitas mano motelis dabar? Šit. Adventures welcome. Bratsen, jo, šitas. Gerai, kad susigalvojau miestelį pasimtą man viešbutį, ne tam pakrašty kur nors. Ten taip biškiau dabar nieko nenuėjęs. Dabar va, po miestą galim pasivaikščioti. Va, viskas apšviestas, spalvotai. Tik tai kita pusė apšviesta, mano pusė neapšviesta kažkas. Route 66. Nu, Hebros jau pasirinkę yra. Pirmą pusę šis parkis buvo, dabar jau privažiavę. Nu, gerai, kuris čia mano chata. Ai, šitą. 18. Welcome, welcome. Kai indusai saka. Welcome, my friend, welcome. Blemba, krent maišai. Welcome, welcome to our house. Jauskitės kaip namuose. Teliks ein, viskas ein. Kažko tai labai drėgna. Raktą pasiėmęs minus. Ne, pasiėmė. Škartą junkiam pandiškę. Ant low power. Ko čia taip garsiai rėkia? Reikia turbūt kaip rusiškai technikai biški padaužai. O. Ne, nepadėt. O, bet čia kalti. Na, nieko taip. Ai, va, tas jaučiu. Nežinau, nieko, neimsiu čia varstai bir, viskas bir. Jeigu bum biški. Atvies paskui išjungsiu sek naktį. Per zombėdę čia iš vis nėra ką žiūrėti, amerikietišką televiziją, tai gali pasakyti, tai toks trešas yra konkretus. Aš iš karto įsijungiu tik tai tą orų kanalą, Weather Channel. Tai tik tai toks fonas būtų tik tai ir viskas. O šiaip tai televizijos tai nėra ką žiūrėti, nerodo nei europietišką futbolą, nei krepšinį, nieko nerodo. NBA tą rodo, bet aš NBA nelabai man įdomu kažkaip. Europinį krepšinį dar pasižiūriu, bet NBA tai načiau. Neįdomu. Biškį pasivaikščiosim po miestelį. Čia va ta gatvė yra tas senasis Route 66, 66 kelias. 40 highway'us dabar padarytas. Nedidelis kaimukas. Nėra per daug kur vaikščiot. Buvau nuėjęs hotdogą nusipirkau, pavalgiau. Dabar grįžtu atgal į viešbutį. Nėra kas veikti. Šiandien dieną taip prastumis vis tiek šiandien. Nu ir dar yra šansas, kad sutvarkys, bet ko gero, kad ne. Ko gero rytoj rytą bus trakas gal paruoštas. Važiuosim tik tai rytoj. Krauja Pops. Skelbimas parašyta Help to save. Bucket of blood saloon donations accepted. Ai, tai čia jį uždarė. Nori atgaivinti kažkaip tai. Bucket of blood saloon. Kažkada tai buvo labai senai. Ir ta gatvė vadinos Bucket of blood. Tai skaičiau čia dėl to Krauja klans vadinas, kad čia tam salūne visą laiką muštynės būdavo. Čia kažkas nors nužudyts buvo irgi. Ką čia rašo Skorsmenas ventilė. Tingi skaityti tiek daug. O, tas salūns kaip anksčiau atrodė, va. Nuotrauka yra. Su arkliais prilėkdavo čia. Prisigerdavo paskui. Prasidėdavo razborkės. A, va, parašyta 1888 metais. Tai kur? Tada nuotrauka kažkokia tai cowboys making greenhouse dance. Ai, šok, pasirodo, kad tasai su pistoletu yra. Čia va istorija parašyta kaip kardava. Ai, žudikus kardava. Va, dar yra nufotkinti irgi jau vieną karį. Kelinti čia metai. Ai, kažkokį tai George Smiley pakorė čia.
Nematau, ai va, 1899 metai. Šitoje vietoje pakarts buvo. Dinozaurai. Indienų parduotuvė. Ką čia dinozauras driežą jėd viens. Akmenis pardaviniai. Čia tas petrified wood vadinams, kur lava susigėrusi medį yra. Čia gali jo nusipirkti. Iš dykumos pririnkęs yra. Bet aš skaičiau, kad bauda yra už jo rinkimą. Vienas akmuo $350 baudos, jeigu pasiėmė. Rašo, kad open, bet nėra open. Užrakinta. Gal vieną nusipirkęs būčiau ten. Suvenyrui. Va, atėjęs savininkas atidarė parduotuvę, biškį pasirinksiu kelis akmenis. Labai įdomus. Kiti jau specialiai va yra nupjauti. Grinai medis, matau, sudžiūvęs. Kur aš čia mačiau, toks grynas medis buvo. Tas irgi matos, va. Sudžiūvęs, suakmenėjęs medis. Tas irgi jau. Ne, tas nelabai gražus. Va, tas va irgi grinai medžio kamienas. Suakmenėjęs. Neblogai atrodo. Graži dekoracija. Pilna šito akmenų, va, rinkis su šiupeliu gali prisikasti. Čia tie krom sumesti, tai tie sakė yra, neapdirbti. Ten ant stalo apdirbtas akmuo jau, o šitas toks tipo raf. Tas pigesnis. Keli doleriai, manos 3-4. Tas apdirbs biškai brangesnis. Čia grafitis va išpašyta, kaip tas miestelis anksčiau atrodo jau čia. Traukinių stotis čia, kur aš buvau. Tas Saloons ir Downtowns. Ir šerifo mašina va. Navajo country. Čia šerifo ofisas yra. Komisariat. Kur mes einam link viešbučio. Karšta vaikščiot labai. O,